Sveiki, šiame video kalbėsime apie interviu atlikimo technikas. Orientuosimės į interviu skirtus naujienoms. Pradėkime nuo to, kas apskritai yra interviu. Jei kalbėsime apie pirmuosius žmonės, atlikusius interviu, galėtume prisiminti Sokratą. Jam rūpėjo tiesa ir jos paieškos, bet vienas iš esminių ir kertinių momentų, jis neturėjo atsakymų, tik klausimus. Jis buvo filosofas, kuriam rūpėjo idėjos, ypač kitų žmonių idėjos. Apie savotišką Sokratų metodą reikėtų galvoti ir mums, kuomet atliekame interviu. Kaip Sokratui rūpėjo kitų žmonių idėjos, mums taip pat turėtų rūpėti, ką mano kiti žmonės, tad stenkitės bendrauti be išankstinio nusistatymo ir pateikti tik klausimus, o ne vertinimus ar bandymus sufleruoti teisingus atsakymus. Ne jūs, o jūsų pašnekovas yra žvaigždė, tad interviu metu nesistengkite sužibėti. Interviu metu vienas svarbiausių dalykų yra klausytis. Stenkitės visada girdėti, ką sako jūsų pašnekovas, net ir tuomet, kai norite kažką užsirašyti ar žvilgtelti į klausimų sąrašą. Ko gero visiems gerai žinomas interviu su Arvydu Saboniu galėtų būti puikia iliustracija, kaip klausimą to paties kelis kartus. Visi šitie žmonės, kurie atėjo į halę, tikėjosi pamatyti tave žaidžiantį. Ar buvo kažkoks krislelis galimybės, kad net ir su skaudančiu kirkšnim būtum porą minučių išbėgęs į aikštelę? Nesąmoningas klausimas. Išbėgi ir daugiau niekada neišbėgi. Ar palauk ir paskiau išbėgi ilgiau? Taigi buvo rašyta turbūt, kad nežaisiu. Ar nebuvo? Ar tu pats neskaitėjai? Ne, neskaičiau šiandien. Ar čia tokį labai nori klausimą užduoti? Sunku. Noriu kaip tik lengvesnį. O kaip Žalgiris šitie dabar 8 taškai Neptūno naudai? Ar likus porai minučių, jeigu toks rezultatas bus, gal kartais išeisi? Sekantis klausimas. Kad klausinėjai nesąmonės. Taigi kur mes? Aš giniai pasiruošęs, aš negaliu žaisti. Čia klausimai. Taigi tik kalbėjom prieš tai. Ačiū, Arvi. Kad nežaisi. Tu manęs klausi, ar žaisi, jeigu žaisi. Ačiū, Arvi. Nėra už ką, bet tai aš nesupratau tavęs visai. Tu supratai save ir mane? Arvydas Sabonis, legendinis Lietuvos krepšininkas, iki trečio kėlinio pradžios lieka. Ačiū labai. Lieka porą minučių, komandos jau baigė apšilimą, taigi ačiū Jums už dėmesį ir žiūrėsim, kaipgi viskas baigsis šitose rungtynėse. Sudėjau. Neretai pašnekovas atsako į antrą ar trečią jūsų sąrašo klausimą, atsakinėdamas į pirmąjį, tad visada sekite, ką Jums sako jūsų pašnekovas. Dabar pakalbėsime apie gyvybiškai svarbų sėkmingam interviu etapą pasiruošimą. Nesvarbu, su kuo Jūs kalbėsite, visada būkite gerai susipažinę su tema ir pasiruošę daugiau klausimų, nei atrodo, kad Jums reikės. Jūsų pasiruošimas bus akivaizdus savo srities ekspertams. Jums puikiai žinomi 5K klausimai. Kas, kur, kaip, kada, kodėl. Gali būti savotiška struktūra pasiruošimui. Kas? Kas yra jūsų subjektas arba pašnekovas? Sužinokite apie jo praeitį, išsilavinimą, kilmę, ką jis šiuo metu veikia. Kuo daugiau žinosite apie savo pašnekovą, tuo lengviau bus suprasti atsakymus ir visą kontekstą. Kaip? Kaip reikia atlikti interviu ir su kuo, kad užduotis būtų įvykdyta? Ar tai bus trumpa nuomonė apklausa gatvėje, gal reikės kalbinti ekspertą, iš kurio išgirsite daugybę informacijos. Kaip Jūs susitarsite dėl interviu, kaip viską suorganizuosite, kaip prieisite prie nepažįstamų žmonių gatvėje ir juos užkalbinsite? Kur? Kur vyks interviu? Pagalvokite apie sąlygas, kuriomis reikės dirbti, ypač tai aktualu darant garso įrašą ar filmuojant. Triukšmas, nepakankamas apšvietimas, intensyvus eismas ir panašus veiksniai gali apsunkinti pokalbį. Kodėl? Kodėl aš darau šį interviu? Klausimas atrodytų paprastas, tačiau pasistengkite rasti atsakymą patys. Ar tai tik dėl to, kad man kažkas liepia, o gal tai žmogus, kurį bus lengviausiai pasikalbinti? O gal aš tikiuosi sužinoti tai, kas man iš tiesų rūpi ir gali būti svarbu mano auditorijai? Klausdami, kodėl, galvokite ir apie tai, ko aš tikiuosi iš būsimo pokalbio. O dabar pereikime prie pagrindinių interviu klausimų sudarimo principų. Užduokite aiškius ir paprastus klausimus. Žurnalistinis interviu tai nemokslinė diskusija. Sudėtingos sąvokos ir painūs sakiniai gali sutrikdyti jūsų pašnekovą. Jis tikrai nepasijus geriau, jei galvos, kad nesupranta klausimo. Tai ypač svarbu, kai kalbate ne su ekspertais, o su paprastais žmonėmis gatvėje, kur jums reikia žmonių nuomonės. Tokiu interviu vadinasi Vox Populi, kas lotyniškai reiškia tautos ar minios balsas. Jei per Vox Populi tipo interviu pradėsite klausti, ką žinote apie, tarkim, skalūninės dujas ar intermodalinį terminalą. Žmonės gali pasijusti kaip per apklausą ar klausimėlį, kai bandoma juos patikrinti ir prigauti, o po to parodyti visiems, kokie jie neišmanėliai. Klauskite tai, kas iš tiesų jums rūpi, ką galėsite panaudoti savo naujienose. Vietoj ką žinote, galite klausti, ar pritarėte sprendimui Lietuvoje ieškoti skalūninių dujų. Žinoma, tai uždaro tipo klausimas, į kurį galima atsakyti taip arba ne, todėl po jo greičiausiai reikės paklausti ir kodėl. Interviu galima skirstyti pagal tikslus.
Prieš atlikdami interviu pagalvokite, koks yra jūsų pašnekesio tikslas. Gal jums reikalingas vertinimas? Vertinant, norime išgirsti įvykio dalyvio, liudininko, politikų ar paprastų žmonių įvairias nuomonės ir vertinimus. Galima formuluoti klausimus, kodėl. Pavyzdžiui, kaip manote, kodėl dalis visuomenės nepritarė skalūninių dujų paieškai Lietuvoje? Arba, kaip manote, kodėl miesto gatvėse tiek duobių? Kai interviu tikslas pasakojimas, kalbinsime dalyvius ir liudininkus. Norėsime išgirsti faktus, emocijas, reakcijas, liudijimus. Jiems galime formuluoti klausimus, kas atsitiko, kaip tai įvyko, kur jūs tuo metu buvote, ką apie tai manote, ką matėte ir panašiai. Kai tikslas aiškinimas, paprastai kalbame su autoritetingu asmeniniu ekspertu. Norime girdėti specialisto paaiškinimą, galbūt patarimą, kaip reikėtų elgtis ar reaguoti kažkokį reiškinį ar problemą. Kai tikslas analizė, taip pat kalbame su savo srities žinovu, ekspertu ar politiku. Stengiamės pateikti platesnį įvykio kontekstą, priežastis, padarinius ir perspektyvą. Klausimai gali būti formuluojami taip. Kodėl vyksta vieni ar kiti reiškiniai? Kokia kitų šalių patirtis sprendžiant šias problemas? Arba kaip išvengti tokių nelaimių ir panašiai. Nepamirškite paklausti pašnekovo vardo, pavardės ir tikslių pareigų. Žinoma, jei kalbinate praeivius gatvėje, užteks ir vardo bei miesto. Šios klausimus galima pateikti pokalbio pradžioje arba pabaigoje. Asmeniškai man juos geriau užduoti po interviu. Taigi, nuo ko pradėti? Kaip ir įprastame pokalbėje su nepažįstamuoju prisistatymu. Visada išlikite mandagus, pasisveikinkite, prisistatykite ir pasakykite, kur bus naudojama surinkta medžiaga. Tai gali būti TV laida, video reportažas internete ar studentiškas žurnalistinis projektas, kuris nebus viešai publikuojamas. Kai darote Vox Populi tipo interviu, galite pradėti taip. Sveiki, aš esu Kristijonas Jakobsonas ir norėčiau jūsų paklausti, ar pritarėte skalūninių dujų paieškai Lietuvoje. Tai studentiškas projektas, kurio turinys nebus publikuojamas viešai. Gal turėtumėte kelias minutės pokalbį. Jei žmogus sutinka, pradėkite klausti. Pirmą klausimą būkite užsirašę, dėl jaudulio galite patys pamiršti formuluotę, tada galėsite jį tiesiog perskaityti. O kol pašnekovas jums atsakinės, tada galėsite galvoti ir apie kitą klausimą. Nepamirškite, jog klausimai turi būti paprasti, trumpi ir aiškus. Užduokite tik po vieną, o ne po kelis klausimus iš karto. Būkite mandagus, gerbkite savo pašnekovą ir jo nuomonę. Taigi dar kartą apie viską trumpai. Pasiruoškite pagalvodami apie interviu tikslą, vietą, kokios informacijos jums reikia. Taip pat išnagrinėkite temą, kurią kalbėsite. Atlikdami interviu nepamirškite formuluoti atvirus klausimus, į kuriuos atsakymas nebūtų vien taip arba ne. Tačiau stenkitės, kad jie būtų trumpi ir aiškus. Jei turite laiko ir galimybių, pokalbio pradžioje ieškokite bendrų dalykų ir stenkitės užmegzti kontaktą. Ačiū už jūsų dėmesį ir iki kitų susimatymų.